7 dienos, 7 skirtingi greičio ruožo nugalėtojai. Motociklų įskaitoje karšta. Audi 2 dienos katastrofų. Sainzas, Peterencelis vakar, šiandien ekstremas. Neatsimenu avarijos momento. Ir šiandien netikėtai motociklininkai ir keturačiai ilsisi. Nenori rizikuoti, vakar visi grįžo labai vėlai. Ketvirtus metus Saudo Arabijoje vyksta Dakaras ir pamažu šios lenktynės tampa pandemija Saudo Arabijoje. Vis daugiau vietinių suvažiuoja žiūrėti į greičio ruožus. Štai taip atrodo kaip transporto grūstis mieste. Dykuma. Dakaras Saudo Arabijoje labai didelė sėkmė. Geriausia patirtis bet kada. Myliu Dakarą. Net jeigu jie ir paskutiniai važiuoja, mes vis tiek juos skatinam. Dakaras Saudo Arabijoje. Nieko geriau negalima buvo svajoti. Visus kviečiu čia. Atvažiuokit, pažiūrėkit į mūsų karalystę. Atvažiuokit pastebėti Dakarą. Puikiai patirtis, puikūs žmonės, puikiai atmosfera, geriausias ralis. Mes nieko negalim geriau tikėtis negu tai, ką matom. O viduryje nieko vietinis Saudas surado įdomų ir unikalų sunkvežimį. Toliau, gilumoje dykumos, Saudai padeda klasikos įskaitos lenktynininkams. Man reikia važiuoti ten? Taip, ten įsibėgėk ir važiuosiu per kopą. Ai, šitaip, supratau. Taip, ačiū. Motociklų kategorija. Nėra tokių dalykų kaip lengva diena Dakare, bet vakar ji buvo ypatingai sunki. Šaltis, lietus ir beveik 1000 kilometrų. Kai kurie kone parą laiko praleido greičio ruože. Tarp jų dėja ir lietuvis Laisvydas Kancius. Dėl to buvo priimtas sprendimas
motociklams ir keturačiams atšaukti šios dienos greičio ruožą. Labai Labai vėlai visi grįžo, daug lietaus, daug daugiau negu tikėtasi. Motociklininkai yra visiškai išsekę, aš nenoriu rizikuoti jų sveikatą. Žinau, kas tai yra, žinau, ką tai reiškia. Ir matau tiesiog jų veiduose, kad tai yra labai sunku. Ne tik profesionalai, ypatingai mėgėjai sunkiai jaučiasi. Dėl to jie važiuos šiandien ne greičio ruožo, o tiesiai į bivaką, maratoninio greičio ruožo. Ir tada rytoj jie galės startuoti 8 greičio ruožą. Manau, tai geras sprendimas, nes labai daug motociklininkų yra pavargę, sušlapę, reikėjo įveikti beveik 1000 kilometrų. Dakaras visada sunkus ir reikia kentėti kažkiek tai. Patinka man, kai sunku, sako Adrianas. Je sais pas si j'ai connu aussi dur que ça, mais bon. Galbūt nesitikėjau, kad bus taip sunku. Na, rytoj mes turėsim tokią pusiau laisvą dieną, nes reikės toli važiuoti iki bivako. Vieni sutiko su Castero sprendimu, kiti ne. Bet vienišiai labai džiaugiasi, nes jiems buvo labai sunku. Man tai labai gerai. Vakar labai vėlai grįžom, visi sušlapę. Šiandien 6 diena ir visi jau labai pavargę. Labai sunkus Dakaras šiais metais. Labai tikiuosi, kad rytoj šiek tiek pavyks pailsėti. Deja, labai daug laiko praleido vakar Laisvydas Kancius greičio ruože, nes sugedo jo motociklas, jo keturatis. Ir po maudaus gedimo Laisvydas tęs lenktynės, bet nebeįskaitoje dar vienas prarastas Lietuvos lenktynininkas šių metų Dakare. Vakar sunkiai iš tikrųjų diena buvo, tai pradžiai viskas gerai sekėsi, atrodo, buvau 2-3 vietoj, kaip sakyti, tarp keturačių ir viskas pakankamai gerai važiavosi, geras greičio ruožas. Tik tai, nežinau, gal 130 kilometrę pradėjo gesti keturatis, tai techninės problemos stojau, bandžiau ieškoti problemų, kaip ir nėjo rasti, kompiuteris rodė, kad viskas gerai. Vėl užsikūrė ir vėl bandžiau važiuoti, vėl turbūt važiavęs gal kokie 30 km, vėl tas pats ir po to kažkiek dar ėjo važiuoti ant, kaip čia pasakyti, ant pusę gazo, o po to visiškai užgeso ir, žodžiu, nėjo rasti problemos. Tai problemą radom, tai ten elektriniai daly problema, ta dalis, kurie atsakinga už kuro siurblių darbą. Sakykime, pas manęs yra du kuro siurbliai, vienas pagrindinis, kitas atsarginis, tai gedimas toj daly, kur atsakinga už kuro siurblių darbą. Tai nežinau, prastojau dykumoje ten turbūt 7 ar kiek valandų ir bandžiau tvarkyti, ieškoti ir pavyko šiaip netaip išsispręsti, pavyko pajudėti, bet dykumoje pajudėjau link neutralizacijos, tai jau buvo turbūt visiškai saulė leidos, po 5 vakaro, tai paskutinius 30 km kopose užbaigiau tamsoje, tai pavojinga iš tikrųjų buvo ir sunku jau buvo orientuotis ir davažiavus iki neutralizacijos. Laiko dar buvo taip ant ribos, bet organizatoriai nebeleido man važiuoti, nes dėl saugumo, nes prieš mane ten buvo dar sudėtingas kopų ruožas ir kadangi faktiškai daugiau ten lenktynininkų nebuvo, tik aš vienas ir gal keli sunkvežimiai dar kažkur tai dykumoje, tai organizatoriai nebeleido važiuoti į greičio ruožą. Sakė, kad viskas ir netgi nebeleido važiuoti net ir pravažiavimu grįžti iki bivako, nes tai Rijado dar turbūt beveik 400 km buvo, tai laukiau komandos, kol atvažiavo ir pasiėmė, grįžom su komanda turbūt naktį 12:01 į bivaką. Tai tokia vakarykštė istorija. Kiek laiko truko tavo vakarykštė diena? Nuo 3 ryto, nuo pusė 3 ryto iki 12:30, 22 valandas turbūt taip. Dykumoje vieni kiti dalyviai būna patempę vieni kitus, neieškoji pagalbos ar pravažiuojančių? Ne, ta prasme, net nebandžiau ieškoti, nes žinau, kad
40 km buvo intensyvių kopų, tai tokios, didelės kopos, iš tikrųjų, tai neįmanoma, neįsivaizduoju, kaip tą padaryti. Tai jeigu ten būtų kažkoks tai lygus greičio ruožas ar akmenuotas ruožas, galima bandyti ten galbūt, bet kopose tai neįmanoma to padaryti. Neapima vienatvę stovint tiek valandų kopose. Kokios mintys galvoja tuo metu? Labai daug negalvoju, bandai spręsti problemą tuo momentu, aišku. Bet kažkiek nusivylimo yra, ne taip norėjęs, kad viskas būtų, bet kaip mano geras bičiulis amerikietis Pablo Kopeti sako, irgi Dakaristas, Dakare jau turbūt 12 metų važiuoja, sako, Laisvydai, ko tu atvažiavai į Dakarą? Ar atvažiavai pravažiuoti, ar atvažiavai pakovoti? Aš sakau, pakovoti. Sako, aš irgi 12 metų kovoju, per 12 metų tik 2 Dakarus baigiau, tai sako, nereikia nusiminti. Tai šiandien sunku gal tai priimti, bet matyti praeis kažkiek kelios dienos, viskas susidėlios ir galvoja ir viskas bus gerai. Tai žiūrėsim. Kokios mintys šiandien yra apie važiuoti, nevažiuoti? Jo, tai bandysim dar važiuoti ir tai tiesiog nebeįskaitoje, aš suprantu jau, nežinau dar verdiktų, bet taip, jau bus faktas nebeįskaitoje, bus kažkiek tai valandų baudos ir tiesiog bus kažkokia, nežinau, patirtis ar treniruotė, ar kaip čia pavadinti. Pasinaudodamas progą padėkosiu savo fizinio rengimo treneriams Mindaugui Pociui ir Vitalijui Lymantui, tai iš tikrųjų tai man 3 Dakaras ir aš jaučiuosi idealiai fiziškai, ten tikrai jokio nuovargio ir kaip pirmą dieną, galbūt tik tai didesnės problemos yra su pirštais, kurie tinsta tiesiog rankos nuo provos, bet čia turbūt netgi gal daugiau nuo važiavimo asfaltų, turbūt nuo vibracijos. O šiaip tai jaučiuosi viskas gerai, puikiai, tik nuotaikos galėtų būti ir geresnis. Jo, nuotaika prasta. Na ir šiandien šiek tiek ilgiau pamiegoja negu įprasta. 10 ryto pirmas motociklininkas pradėjo kelionę ne greičio ruožu, o tiesiog keliu 476 km į kitą bivaką. Yeah, good rest last night. Yeah, felt Vakar buvo geros lenktynės, bet ačiū organizatoriam, kad jie suleido mus miegoti į vieną organizatorių patalpą, o ne baloje. Taigi organizatoriai pasistengė. Ir Laisvydas Kancius taip pat pradėjo savo kelionę šiandien į kitą bivaką. La lluvia lo ha complicado mucho porque Labai sunku dėl lietaus, nes sušalom, o dar šaltis baisus. Ir viskas komplikavosi, tie greičio ruožų pakeitimai, tas didžiulė ilga diena, net 1000 kilometrų kelionė, labai sunku buvo. Super ilgas pravažiavimas, net 500 kilometrų, dar viena sunki diena, bet bus ką veikti. Taigi, ilgas kelias, šiek tiek lietaus, bet tikrai ne taip varginančiai kaip vakar, nes greičio ruožo nereikėjo važiuoti. Bet kokiu atveju Aldu Vadimi maratono bivakas čia, prieš tai dar surinktas nedidelis servisas, kad galima būtų pasitaisyti savo techniką. Na ir motociklininkai atvažiuoja, palieka savo motociklus po serviso uždaram parke ir rytoj prasidės lenktynės. Taigi, Skyleris Havas pirmauja beveik 2 minutės prieš Toby Price'ą, Kevinas Benavides atsilieka 7 minutės. Ir pasaulio čempionato įskaitoje taip pat amerikietis pirmauja. Šiandien papasakosim apie gamyklinę motociklų komandą iš Kinijos. Nori laimėti Dakarą?
po 5 metų? Taip. And it's possible. Tai įmanoma? Taip. C'est un gars qui a vécu dans la rue. Šitas vaikinas kažkada gyveno gatvėse. Moi, je l'ai vu. Jam nieko nėra neįmanoma, jis neįtikėtinas. Kaip komandos vadovas, jisai pats ardo motociklą, pats ardo amortizatorius, tobulina juos tiesiog čia lenktynėse. Nemanau, kad kitų gamyklinių komandų vadovai tai gali. Pirmą kartą Kinijos gamyklinė komanda motociklų įskaitoje. Ir viskas prasidėjo nuo Zhang Hue svajonės. Dakaras mano vaikystės svajonė. Tiek, kiek save atsimenu, aš visada norėjau važiuoti į Dakarą kaip motociklininkas. Bet mūsų šeima nebuvo turtinga, negalėjo suteikti man tos galimybės. Tačiau aš užaugau, įkūriau komandą. Jeigu ne aš, galbūt aš padėsiu kažkam iš savo tautiečių įgyvendinti svajonę. Taigi sukūriau motociklų naują markę ir paruošiau motociklus Dakarui. Taigi čia yra dalis mano svajonės. Motociklas yra 100% kiniškas. Viskas čia Kinijoje pagaminta ir net motociklininkai yra kinai. Jie nekopijavo nieko, jie originales dalis sukūrė, taigi jis nepanašus į jokį kitą motociklą. Taigi nuo pat pirmos dienos, kai motociklininkai pravažiavo prologą, aš vos nepravirkau. Aš atsirėmiau į savo vadovą, buvau pilnas emocijų, vos pastovėjau. Bet supratau, kad čia nėra svajonės išsipildymas, čia tik svajonės pradžia. Ir ilgos kelionės pradžia. Šiuo metu viskas eina gerai, net aš nustebęs, kad neturi jie jokių problemų techninių ir visi motociklininkai važiuoja. Mes nereikalavom iš jų rezultatą, mes norim, kad jie finišuotų. Vieną motociklininką turim, kuris, aš manau, bus ateities žvaigždė, jisai vadinasi Sunier. Jis turi labai gerą jausmą kopų ir gali būti greitas. Taigi, planas paprastas, bet labai ambicingas. Pirmi metai, dabar pravažiuoti lenktynės ir finišuoti. Kitais metais motociklininkas tarp 20 greičiausių, trečiais metais tarp 10 greičiausių, ketvirtus metus podiumas, 5 metus mes laimim. Po 7 dienų lenktynių visi 3 kinai kol kas važiuoja tolyn. Automobilį įskaita. Naseras Al-Attiyah, egzistuojantis pasaulio čempionas, vakar laimėjo dar vieną greičio ruožą, pasiėmė dar vieną medalį. Jis artėja prie visų laikų Dakaro laimėtų greičio ruožų rekordo. Labai sunku buvo vakar ir man, ir mano automobiliui. Dabar mūsų tikslas yra pasiekti rekordą, būtų fantastika. Jam dar trūksta 3 greičio ruožų iki naujo rekordo. Na, o vakar Audi stovykloje nebuvo labai geros nuotaikos. Stefanas Peterancelis pasitraukė iš lenktynių po to, kai susižeidė jo šturmanas. Sainzas grįžo vėlai naktį, nesudaužė savo automobilį. 28 valandas baudų jisai gaus, taigi pasitraukė iš kovos dėl nugalėtojo titulo. Panašiai Yazidui El-Raždžiui, jis prarado 5 valandas ir visą naktį mechanikai bandė prikelti automobilį. Taigi šiandien trupučiuką modifikuotas greičio ruožas, turėjo būti ilgiausias Dakare, bet sutrumpintas iki 333 km. Bet tai nebus lengva.
Na ir be motociklų Naseras Al-Attiyah laimėjęs greičių ruožą pradėjo pirmas. Jokių pėdsakų, jokių vėžių. Taigi buvo didelis iššūkis Matthew Baumeliui, jo šturmanui. Ir, kai parodė vėlesni įvykiai, jiems teko paklaidžioti ir teko paklaidžioti ne taip jau mažai. Jis 3 minutėm anksčiau prieš Sebastianą Loibą startavo, bet labai greitai Sebastianas pasivijo Naserą Al-Attiyah ir jį aplenkė. Bet toli nenuvažiavo. Nes Naseras tiesiog važiavo paskui jį. Bet kokiu atveju ne viskas yra greitis, jeigu tu nežinai, kur važiuoti. Navigacija šiandien buvo iššūkis automobiliams. 4 jų važiavo vienoje krūvoje. Naseras, Ženielis de Villiarsas, Sebastianas Loebas ir Gerlenas Šišeritas. Galų gale taip jie ir važiavo iki finišo. 2 Toyotos ir 2 Hunteriai. Galų gale Naseras Al-Attiyah pirmas atvažiavo iš šio ketvirtuko, bet jis prarado daugiau kaip 20 minučių šiame greičių ruože ir finišavo už 10-tuko greičiausiųjų. Nepaisant to, jis užtikrintai pirmauja. Gerai. You're crazy. Tu esi bepratis visiškai. The last part. Paskutinė dalis buvo labai sudėtinga naviguoti. Suddenly we are. Ir staiga mes buvom 4 automobiliai kartu važiavom. It was a big race. Buvo neblogos lenktynės, man patiko. O tai Veihanas. Sėkmingiausias Kinijos Dakaro lenktynininkas bet kada. Šiandien 16, bet jis 9 bendroje įskaitoje su SMG bagiu važiuoja. Jų tikslas 10-tukas greičiausiųjų. Ir jis kol kas važiuoja jame, jis 9. Tai būtų geriausia jo pozicija kada nors finišuota Dakare. Erikas Van Lūnas, atsimenat, tai yra tas žmogus, kuris apsivertė prologę. Apie jo žmoną mes pasakojom vakar, šiandien štai tai baigėsi jam lenktynės. Jisai vertėsi ir buvo išgabentas į ligoninę, bet paleistas, nes be sutrenkimų jam nieko blogo nenustatyta. Taigi dabar jisai savo žmoną Janijai padėjęs, bet pats neberungtyniauja. O tai vienintelis Audi, kuris dar turėjo iki šios dienos vilčių nugalėti. Deja, Matijasas Ekströmas nuvažiavo 198 kilometrus ir sustojo. Matijasas šiandien trenkėsi į štai šitą akmenį. Ir tai jam kainavo daug. Visiškai sudaužyta galinė pakaba. Ir tai ne tik ratas. Aš važiavau paskui salą dulkėse, nieko nemačiau ir staiga trenkiausi į akmenį. Vidury dykumos vienintelis akmuo ir aš jį trenkiausi. Ką automobilis? Na, diskas, padanga, nebūtų tai blogai, bet pakaba visiškai sudaužyta. Mes turim laukti sunkvežimio. Bet Karlasas Sainzas anksčiau atvažiavo už sunkvežimį, bandė padėti, po to prisijungė ir pagalbos sunkvežimis. Taigi Audi šiais metais panašu, kad iškrenta iš žaidimo dėl nugalėtojo titulo.
Žinėlis de Viliersas šiandien 4. 4 jis ir bendroje įskaitoje. 2009 jisai laimėjo Dakarą. 19 kartų iš eilės jisai finišavo Dakare. Ir visos galimybės finišuoti ir šiemet. Vaidotas Žala šiandien 2. Prieš 2 metus jis buvo pirmas lietuvis, kuris laimėjo Dakaro greičio ruožą. Šiandien iki laimėto greičio ruožo jam pritrūko 9 minučių. Gaila, kad važiuoja neįskaitoje. Tragiškos dienos visiems huntariams. Jis neberengtiniauja dėl pergalės. Jezidas Alraždis šiandien buvo greičiausias. Toli už kitų startavo po vakar dienos problemų, lenkė 10 automobilių, bet jam nereikėjo naviguoti, nes buvo labai aišku, kur važiuoti, pravažiavus tiek daug mašinų. Ir tai leido jam nugalėti šiame greičio ruože. Alraždis laimė šį greičio ruožą. 3 laimėtas greičio ruožas Dakare jam aplamai ir 1 šiemet. Mes spaudėm, nes startavom iš labai toli, labai daug turėjom lenkti, iš dešinės, iš kairės, iš visur, bet galų gale mes, manau, kad padarėm gerą darbą. Geriau negu tikėjomės. Taigi Vaidotas Žala 9 minutės atsiliko nuo Jezido, finišavo 2. Deja, bendroje įskaitoje jis labai toli, gavęs daugybę valandų baudos ir negali pretenduoti į nugalėtojus. Gaila, bet tuo pačiu ir malonu, kad Vaidotas matuojasi, kaip jisai sako, su kitais BRX lenktynininkais ir jam neblogai gaunasi. Magėjasi, bet Paulas nuostabiai savo darbą darė. Toks ralinis greičio ruožas. Kairė, dešinė, kairė. Buvo porą vietų klaidžių tokių. Tai, žodžiu, viskas kombinacija gerai gavosi. Žodžiu, nei ratų pramušėm nieko. Bet pametėte sparną. Sparną pametėm, ne? Ir vieną šaką kliudžiau, tai Paulo pusės langelį supyliau. Bet ką darysi? Kaip sakyti, kaina lėkimo. Koks buvo greičio ruožas? Labiau kopos ar ralinis? Ne, toksai žemė, kopų nedaug buvo, visai nedaug. Pagal aprašymą buvo ale žemė, bet daug akmenų, tai taip stengiamės pasisaugoti. Tai toks techniškas pakankamai. Pataikėm su padangų slėgiu šiandien, manau, kad viskas puikiai. Padarė šiek tiek maratono, tokį kaip ir maratono, bet ne maratono greičio ruožas, su trumpa pertrauka šitie mechaniką pasidarbuoti. Kaip pats vertini tokius sprendimus ir padidėjusi kilometražą? Jeigu baloj mėgoti nereiks, tai nėra blogai. Bet to kilometražo tuščia padidėja, bet oras taip privertė organizatorius, tai nieko čia nepadarysi. Tai važiuosim, pažiūrėsim, kaip ten sąlygos bivakė. Palapinę turim, mėgmaišį turim, kilimėlį turim. Kur problema? Ar 2 valandų užteks dabar automobilio priežiūrai? Manau, kad užteks, nes manau, kad čia kosmetiniai pažeidimai, tai manau, kad viskas. Ką sakė? Sakė, jie grupiai finišavo, tai sakė, ten kapojasi, stumdėsi. O mes nieko, nei mūsų pavijo, nei mes pavijom, ramiai savo. O kaip geriau važiuoti grupėje, kažką vejantis, matant ar vienam? Na šiaip tai, kai startuodom 30 kokie, tai visai smagu. Toks kaip medžiotojas. Vieną pasigauni, minutę, antrą pasigauni, toks jauti progresą. O čia visą dieną važiuoji, tai vienam checkpoint'e buvo ekstrumas pavijęs, bet dabar kažkur nublūdėjo ryškiai. Tai toks keistas jausmas, nežinai tempo savo. Bet Ekstrumas ratus gana žiauriai pramušė. Buvo pavojingų vietų? Buvo pavojingų vietų, nes upių vagom varai ir tokios išgrūžos. Taip porą kartų taip kėlė, taip, kaip sakyt,
skaičiavom akmenukus prie priekinį langą, bet viskas gerai baigėsi. Čia tokia trasa, kur ypač džiaugiuosi, kad turim T1 plius, o ne T1, nes tie dideli ratai vis tiek sudaugia ir saugumo ir komfortą. Gintas Petrus šiandien be didesnių problemų finišavo jis 35 tarp automobilių, 52 minutės pralaimėjęs į Yazidui El Rashdi. Taigi viskas pagal planą. Malonumo gal ne tiek daug, nes Gintas mėgsta labiau kopas negu ralinius greičio ruožus, tokius kaip buvo šiandien. Bet kokiu atveju svarbu, kad be gedimų ir link poilsio dienos vis arčiau. Visai neblogai padirbėjom, pamynėm truputį, vienas medelis taip truputį pamaišė, tai iš karto du bagiukai atlenkė. Tik pristabdėm, kad medelio nenukirst. Jie kaip musės, lenda iš visų pusių. Bet pakariavom, pakovojom, įdomiai, visiems viena trasa, dulkėta, akmenų buvo, bet šiaip visai neblogai, manau, pavyko. Pradžioj kopos tiesa irgi buvo tokios, kaip ir ne visai tokios jau žaislinės, tik trumpesnis atstumas per kopas. Kai kurie lenktynininkai sakė, kad trasa tokia labai ralinė, kaip jūsų akimis? Man ralio trasos gal ne visai mano specializacija, dar turiu pasimokyti, gal pažalą reikės kokią klasę paimti, tai gal nebrangiai ten tokia kaip vieną padarys. O šiaip jo, su bagiu sukiotis tuose pasukiukose gal ir sunkiau ir truputį tiem mažiem bagiukam gal šiandien geresnė diena bus. Bet važiavom, kiek važiavo, manau, ne taip jau blogai, neturėtume iš galo startuoti, nežinau dar kokie rezultatai, bet nemanau, kad blogai bus. O tai priekyje geriau startuoti, ar ne? Ir kuo tai yra geriau? Šviesų, gražu, atvažiuoja, žurnalistai matosi, ne taip, kad atvažiuoja patamsiai, reikia su žiburėliai žiūrėti. Aišku, kad maloniau ir manau, stengsimės tą palaikyti. Remonto daug, nes 2 valandas remontai. Padangą vieną pradėjo leisti, bet dar nekeitėm, tiesiog papildinėjom orų. O šiaip apžiūrėti turbūt tokių akmenų buvo nemažai, kratėmės, tai vis tiek kažkas atsikrato, būtų gerai mechanikam padirbėti. Kaip mano, 2 valandų užteks tam? Gaus užtekti, nes kitaip nutrauks darbus, tai reikės turbūt pradėti nuo pagrindinių. Maratoninis etapas, toks neplanuotas, nesujaukė jums jokių planų? Jisai toks pusiau maratoninis, vis tiek pagalba duoda, matyt. Gal Audi labiau reikalingos tos 2 valandos negu mum, bet ir mum nepamaišys, manau, mašinai, tai leidžia tvarkysim, o taip miegosim atskirai, reiškia visą naktį jau nieks nedirbs, mechanikam kaip ir truputį pailsėt bus šiandien. O šiandien jau ir 3 Audi, kiek žinau, aplenkėt, ar ne? Matėm 2 stovėjo, nežinau kurios, bet stovėjo nusėmusius kapotus, tai kažką žiūrėjo, jos greit važiuoja, bet kartais sustoja. Taigi Vaidotas Žala, greičiausias BRX Hunteris, įvežęs 1,5 minutės Gerlenui Šišeritui. Bendroje įskaitoje Naseras Alatija daugiau kaip valandą pirmauja prieš Lateganą ir naujokas Murajošas iš Brazilijos yra 3. Pasaulio čempionato įskaitoje irgi Naseras Alatija užtikrintai pirmauja 2 valandos prieš Loevą. O štai taip, ant 3 ratų šiandien finišavo broliai Koroneliai, Timas ir Tomas. Niekada nepraranda geros nuotaikos. Svarbugi finišuoti teisingai. Koks skirtumas, koks rezultatas? Šiandien bus ilga diena man. Sudaužiau padangą. Turėsiu finišuoti ant ratlankio. Bet čia Dakaras. Taigi, važiuojam. Tai va, čia tai, kas atsitiko. My friend stopped
Draugas sustojo. Slovenija. Dakaras yra Dakaras. Viskas. Tu niekada nežinai, kas atsitiks. Jis teisus. Niekada nežinai, bet aš nepasiduosiu čia, pabandysiu nuimti tą padangą ir važiuoti ant ratlankio. Alio? Turiu mechaninį gedimą, bet nežinau kokį. Gerai. Ar jūs paskambinot savo komandai? Nėra ryšio čia. Aš negaliu paskambinti, nėra ryšio. Prasėdėjau beveik valandą, pagaliau išlupau padangą, dabar važiuosiu ant ratlankio, pasižiūrėsiu. Tikiuosi, sugebėsiu atvažiuoti, bet bus ilga diena. Atvažiavo lietuviai sirgaliai, žada padėti. Suriš ratlankį, kad būtų daugiau sukibimo ir tikiuosi finišuosiu. Jūs geriausi! T3 kategorija. Kristinai Gutierrez vakar buvo labai sunki diena. Red Bull Kanam mechanikai turėjo visą naktį darbo, nes Gutierrez skundėsi dėl to, kad trūksta galios varikliui. Iki pat ryto virė darbas ir Kristina šiandien išvažiavo į greičio ruožą. Claudas Fournier, rallycrosso lenktynininkas, 2017 T3 nugalėtojas. Žanas Lukas Quesada Pisonas, šiandien 16. Ši komanda susidūrė su daug techninių gedimų, šiemet bando važiuoti iki finišo. Salehas Al-Saifas toliau važiuoja gan gerai, šiandien jis 10. Taigi, Kristina Gutierrez 8 šiandien, pernai finišavo 3, pernai finišavo ant podiumo, šiais metais jai labai nesiseka. Mes pradėjom rytą truputį vėluodami į greičio ruožą, nes mechanikai nespėjo paruošti automobilio po visos nakties darbo. Bet bent jau pravažiavom greičio ruožą be kažkokių didesnių problemų. Švari diena mums. Setas Quintero. Šiandien prarado nemažai. Truputėlį paklaidžiojo ir galų gale finišavo 4. Joao Ferreira šiandien 3, mažiau negu 2 minutės praradęs greičio ruožo nugalėtojui. Tai yra berods vienintelė Yamaha, kuri gali priešintis Kanamams. Čeleko Lopesas. Galų gale jam
be problemų praėjusi diena, šiandien jis antras. Tiesa, daug laiko jis yra praradęs. Mitčelas Gatri šiandien nugalėjo. Pirmą kontrolės punktą jis pravažiavo trečias, bet vėliau važiavo labai greitai. Ir beveik 2 minutės įvežė Čeleko Lopesai. Tiesa, jis bendroj įskaitoje labai toli nuo lyderių, nes vieną dieną nefinišavo ir važiavo atsilikęs 25 valandas. Pradėjom iš galo ir tas mums labai padėjo, nes nereikėjo beveik naviguoti, lenkėm labai daug lenktynininkų. Had Seth behind us, we got a little lost, and all three of us were kind of battling all the way to the end, so it's good to be back. Taigi mums buvo gera diena. Šiek tiek paklaidžiojom vienoje upės vagoj, bet iš esmės be klaidų. Pirmus 100 kilometrų Giljemas Demevijusas turėjo problemų. Ir šiandien finišavo tik 7, bet jis užtikrintai pirmauja bendroje įskaitoje. Taigi Gatri šiandien laimėjo, bet svarbiausia, kad bendroje įskaitoje Giljemas Demevijusas pirmauja 8,5 minutės prieš Austiną Džonsą, Setas Quintero atsilieka jau valandą, Francesco Lopesas pernai metų nugalėtojas atsilieka 2,5 valandos ir yra tik 4. Kristina Gutierrez 5, atsilikimas jau 3 valandų. Ir pasaulio čempionato įskaita. Šiandien Dakaro nugalėtojas T4 kategorijoje ir vienas iš lyderių T3 kategorijoje papasakos, kuogi skiriasi du bagiai, kurie iš išorės atrodo beveik identiški. T3 Austin Johnso ir T4 Roko Baciuškos. Pasižiūrim. Taigi, nors iš esmės jie labai panašus, T4 yra toks labai panašus į serijinį bagį, kurį jūs galite nusipirkti atstovybėje ir važinėti gatvėmis. Visi komponentai jie yra iš esmės labai panašus arba artimi standartiniams. T4 yra mažesnis, trumpesnis ir siauresnis, T3 yra platesnis gerokai, tai duoda daug daugiau sukibimo ir stabilumo. Be to, T4 yra labiau apribotas, jo galia yra mažesnė ir maksimalus greitis yra 125 km per valandą. Važiuojant su T4 bagiu reikia laikyti labiau inerciją, mažiau stabdyti, nes jis sunkiau bėgėjasi. Kalbant apie T3, jisai yra greitesnis, yra stabilesnis dėl pločio. Tai yra prototipai tarp motobagių, T3 kategorija yra laisvesnė taisyklėse, bet to jisai turi didesnį maksimalų greitį 135 km per valandą. Taigi jis platesnis ir daugiau galios turi. O kadangi turi didesnę galią, su juo lengviau važiuoti. Iš esmės, T4 yra skirtas pradedantiesiems, su juo labai gerai pradėti, tada galima pereiti į T3, kurie galingesni, o po to jau pereiti į automobilius. Taigi, T4 kategorija. Vakar buvo labai sunku. Daug lietaus. Pirmus 6 sportininkus T4 kategorijoje skiria tik pusvalandis.
Ir šiandien anksti teko keltis, gerokai anksčiau, nes motociklai nevažiavo. Lupi de Oliveira pradėjo kaip pirmaujantis bendroje įskaitoje, bet jis šiandien prarado daug laiko. Pernai jis finišavo 6. Ir štai, iš pradžių jam teko keisti ratą, o po to jis paklydo ir prarado galų gale net 40 minučių. Aišku, jam geriau baigėsi negu Ricardo Ramilo Suarezui, kuris vertėsi ir turėjo laukti sunkvežimio, kad galėtų atversti. O tai Molly Taylor, 2016 metų Australijos ralio čempionė. Trečiajame greičio ruože ji pramušė net 3 ratus ir turėjo problemų. Bet dabar jinai važiuoja 12 bendroje įskaitoje, pernai finišavo 14, taigi kol kas geriau negu pernai jį važiuoja. Marekas Gočalas. Šiandien 5. Jis pralaimėjo jaunėliui Gočalui Erikui. 21 sekundę. Erikas Gočalas šiandien 4. Ir dėl Lupi de Oliveiros problemų ir Erikas ir Marekas kyla bendroje įskaitoje. Jasiras Aidanas važiuoja savo namuose ir šiandien jis važiuoja vėl labai neblogai, šiandien jis 3. Rokui Baciuškai, kuris laimėjo šį greičio ruožą, jis pralaimėjo vos 3 minutės. Pernai jis pasitraukė iš lenktynių nefinišavęs, tada jis važiavo su mini automobiliu, T1 kategorijai. Šiais metais reikia tikėtis, kad jis finišuos. Cristiano Batista. Šiandien 2 tik minutę nusileidęs Rokui Baciuškai. Bendrai įskaitoje jisai tik 8 beveik 1,5 valandos atsilieka nuo lenktynių lyderio T4 kategorijoje lietuvio. O prie lyderių. Šiandien ir vėl greičiausias. Ir pamažu jau didina savo atotrūkį. Jis beveik 6 minutės jau pirmauja prieš Mareką Gočalą, kuris yra 2, ir 6,5 prieš Eriką Gočalą, kuris yra 3. Taigi vienintelis vilties spindulys Lietuvai. Iš visų 7 pradėjusių šį Dakarą. Šiandien Rokas buvo ir vėl nesustabdomas, važiavo greičiau už bet kurį iš T4 sportininkų. Taigi, jis pradeda vykdyti komandos nurodymus ir jau kyla į 1 vietą. Aišku, dar daug dienų liko iki finišo, bet pareiškimas vienareikšmiškas. Jis atvažiavo čia nugalėti, tą pamažu ir daro. Greitas ruožas, labai greitas, daug teisiųjų buvo, kopų buvo visai įdomu važiuoti. Buvo keliukai tokie ralinis, jau link ralio, ateinam link ralio ir man šitie steidžiai jau labiau prie širdies. Viskas tvarkoj, likus 20 km iki finišo, bam, ratą prakirtom ir reikėjo pakeisti tą ratą. Ir gaila vis tiek, kad taip atsitiko, nes taip saugojau ratus kišenėje ir vis tiek vieną ratą. Bam, prakirtom, bet greitai pasikeitėm ir finišavom turbūt pirmi ir kylam į bendroje įskaitoje turbūt pirmi, nežinau, dabar bijau pameluoti jums. Tai
Dar daug dienų, dar rytoj vienas važiavimas prieš poilsio dieną. Poilsio dieną su komanda šnekėsim strategiją, gal empty quarters, gal kažkokias dalis įsiimsim, kad būtų lengvesnis bagis, kad tik į priekį judėti. Žiūrėsim, daug gali daug kas pasikeisti. Lupis prarado dabar 40 minučių, o jam tik reikėjo ramiai važiuoti. Tiesiog galėjo kiekvieną dieną po 2 minutės gavinėti ir būtų laimėjęs Dakarą. Bet dar aišku, ir man gali atsitikti problemų, tai čia nei vienas neapsaugotas yra. Gali saugotis, bet kartais akmenuką pamatai, tai tu gali saugotis nesisaugojęs. Vis tiek, prakirsi ratą, neprakirsi, sėkmės faktorius. Ar pasiseks, ar ne. Čia irgi, žinai, jeigu tu nori važiuoti greitai, rizikuoji ir ta rizika, gali būti, kad kažkokia klaida įsivels, bet, reikia žiūrėti. Dar daug dienų reikia ramiai, be streso, be karšto kraujo, šaltais nervais ir į priekį. Ir kiek laiko keičia ratą? Nesėdėjau, žinai, nežiūrėjau su laikmačiu, bet, per 2 minutės turbūt pasikeitėm šį kartą. Truputėlį sustresavau, sakau, davai, varyk, čia ten kratą nelabai ėjo tam pasikelti, bet greitai tam sutvarkim, kažkaip viskas tvarkoj. Maratoninis greičių ruožas laukia, netikėtas greičių ruožas, ar esate pasiruošę jam? Viskas tvarkoj, dabar važiuosim iki serviso 90 km, 2 valandas turės servisas patvarkyti mašinai, tada važiuojam iki tos maratono bivako, kur tenais nesu niekada gyvenime buvęs, ir tada rytoj startuosi. Bagis techniškai tvarkingas, užteks tų 2 valandų. Tai tam pas mūsų hebras labai daug yra, tai tam per 10 minučių, gali naują bagį visą surinkti. O turite iš kitų Kenemo komandos narių? Keičiatės detalėm ir patys matome? Jo, tai mes turim savo komandą, tai jeigu kokia problema tikrai paklausi ir gausi tos detalės, nėra taip, kad vienas tik už save, visi už visus mes esame ir jeigu kažkokia problema, tai padedam. Bet aišku, jeigu kely kažkokia problema, jeigu rezultato sieki, tai tu jau nepyk, nesustosi. O ar turite tokių bagių kolegų, kurie važiuoja kaip detalių tiekimui? Mes turim 3 fūras, kur servisas mūsų yra. Jeigu kažkas atsitiktų, pirmiem 5 bagistam, iš karto pirmas servisas važiuoja iš karto jų gelbėti, po to likusi kiti fūros važiuoja, nes yra 3 fūros mūsų serviso. Tai vienas yra top 5-tukui, antras top 15-tukui, o kitas tam visas, kaip pasakyti, šrotas. Vyrukai norės atsigriebti, tai man irgi negaliu aš pasileisti, tai viskas sakau. Šiandien aš pirmas, jie rytoj už mane startuos, jie norės mane pavyti, sakau, konkurencija labai didelė. Buvot susitikę Gošalos trasoje? Jo, pavijau raudoną Gošalą ir sakau, ratą, apsilenkė mane, bet sakau, aš jau į priekį buvau apsilenkęs, jie startavo vėliau už mane, mes anksčiau, jie anksčiau, aš vėliau startavau ir mes dasivėjom jums, viskas tvarkoj, peisas buvo visai geras. Taip palyginus vakar, geriau važiuoti, kaip ir sakėjai, šiek tiek vėliau startuoti, matytum, ar pasivėja kažką? Taip, tikrai taip, nes lengviau tu matai jau tada savo peisą, tu gali jau kontroliuoti tą greitą, kai tu pirmas važiuoji, tavęs nelenkia, tai tu nežinai, ar tu greitai važiuoji ar lėtai. Ir Tomas Jančys šiandien 24 be problemų, greitai pusvalandį jis pralaimėjo Rokui Baciuškai. 22 bendroje įskaitoje, taigi per vieną vietą pakyla, bet atsilikimas nuo Roko yra 6 valandos. Tai patekti į 10-tuką bus sunkoka. Tiesa, dar daug laiko liko. Kaip dienelė? Puikiai. Greita, trumpa, nežinau kaip čia dar apibūdinti, ir labai, kaip čia, bekratanti. Tai va tos atkarpos, kur buvo su akmenimis ir sugadino iš tikrųjų dieną. Šiaip būtų superinė diena. Kuo sugadino? Mes nelėkėm per tuos akmeninus ir gal ne tiek padangų saugodami, kiek bagiukai tiesiog važiuoklė visą ir taip toliau. Tai mes ten nusimetam greitį ir tada, kol ten atidardi iki normalesnio grunto, užtrunka laiko. Atrodote, nesušilę, tai labai nespaudėt, saugojate bagiuką prieš rytojaus maratoną? Jau, kažkiek ir prieš rytojaus maratoną, čia turbūt pusmaratonė reiktų taip vadinti. Tai va, tai šiaip viskas gerai. Mechanikai turės 2 valandas darbo tuojaus, tai užteks laiko viską aptvarkyti, apžiūrėti? Kadangi nieko neprigadinom, tai reiks tik tai patikrinti varžtus
ir stabdžius nuorinti, nes visą šitą dopą pravažiavom be stabdžių. Be stabdžių? Antrą kartą ar trečią paspaudus jie pradeda stabdyti, bet čia toks, kaip čia pseudo stabdžys. Ar patys vežatės kokių nors papildomų detalių? Daugiau negu kad kiekvieną dieną nesivežam. Tas maratoninis greičio ruožas darė kažkokį įtaką jūsų planams, taip netikėtai paskelbtas? Didžiausias turbūt įtaka, kad mažiau miegojom. O dėl ko čia mažiau miego? Tai turbūt čia tas išvykimo ankstyvas laikas, motociklininkai nevažiuoja, tai tada ta naktis ir sutrumpėja. Bet šiaip netikėta, visai aš nenorėjau to maratono. Mėliau būčiau likęs Džedoje dar vienai nakčiai, bet yra kaip yra. Papildomai dar kaip nors ruošėtės jam? Ne, man atrodo, mechanikai darė viską, kas priklauso pagal programą ir ko gero nieko daugiau mes nepasiruošė. Ok, papildomai nesilsėjo. Ne. Laukiat jau poilsio dienos? Laukiu. Jau jaučiu, kaip rytoj grįšim ir galėsiu suvalgyti steiką ir eiti miegoti ir išsimiegoti. Labai buvo painu naviguoti, nes visi važiuoja savo vežiom, pripaišo vežių ir tada atstumai išsimuša, kampai išsimuša ir ten tada pavojinga, nes ten kokie šauktukai peršoktų ir kokie akmeniai labai greit gali prisigaudyti. O tai jūs važiuoja daugiau pagal vežės ar pagal kelio knygą? Pagal kelio knygą, bet realiai vėžės išmušinėja tą vežinai, nes tu renkiesi vis tiek kažkuria vėžė. Nėra taip, kad nežiūrėtumėm visai vėžės. Kaip trasa šiandien? Akmenų daugiau, biškim kopų mažiau, bet tokia greita, pakankamai lengva, sakyčiau. Nieko nepažydėt, remontuoti nieko nereiks? Tai va tuoj sužinosim. Remontuoti trasai nieko nereikėjo, bet va tuoj apžiūrėsim bagiuką. Dar turėsim už 90 km 2 valandas susitikimą su meistrais. Jau per tas 2 valandas bandysim kažką sutvarkyti. Kaip palapinės miegmaišius pasiėmėt, nes toks neplanuotas maratonas atsirado? Jo, tai tas neplanuotas maratonas vakar pagadino biškį taip nuotaiką, nes ir miego trūko. 4 valandas pamiegojom ir išvažiavom ir šiandien žiūrėsim, kaip ten mums seksis ten tam, ar reiks kažką taisyti ar ne, tai taip biškį saugojam irgi bagiuką nelėkiam. Taigi, Rokas Baciuška laimi šį greičio ruožą ir tampa lenktynių lyderiu. 2 jo mylimiausi Gočalai važiuoja paskui jį 2-3 vietoje, dar vienas Gočalas yra 5, Faresgelas 4, pernai Faresgelas finišavo 2 Dakare. Ir pasaulio čempionato įskaitoje iš esmės ta pati situacija. Rokas pirmauja. Šiandien mes jums papasakosim apie Saudo Arabijos metalistus. Roko festivalis vyksta Saudo Arabijoje. Visiškai šalia Rijado, vidury dykumos. Aš esu Abdala Damenas, esu dainininkas ir gitaristas grupėje Gimmicks. Mano brolis Jezanas ir mano draugas Faresas groja būgnais. Mes dar tik pradedame, mes esam paaugliai, todėl kad turim daug ką išmokti. Mums patinka įvairi roko muzika. Grojam ir Beatlus, Jimi Hendrixą, Kendrick Lamarą. Visko po truputį. Žinoma, mus įtakoja ir Saudo Arabijos muzika. Daug žmonių mėgsta mus, turime fanų klubą. Aš labai mėgstu groti prieėjęs kuo arčiau žiūrovų, kad būčiau tarsi vienas iš jūsų. Esu Imadas Ašoras, bosistas ir dainininkas grupėje Immortal Pain. Mes šiame festivalyje daliname sceną
su kitomis grupėmis ir šitas festivalis bus didėja ir didėja kiekvienais metais. 2005 mes sukūrėm grupę kartu su draugu Rašidu ir nebuvo daug koncertų, nes galėjom koncertuoti tik didžiuosiuose miestuose, Džedoje, Rijade. Dabar, kai Saudo Arabija tapo laisvesnė šalimi, mes grojam daugiau koncertų ir netgi organizuojame roko festivalius. Heavy metal muzika visur populiari, visame pasaulyje, bet Saudo Arabijos visuomenė sunkiai priima šią muziką, jie laiko ją keista. Tačiau nauja karta mėgsta heavy metal muziką. Vakar pirmą kartą Mičelas Vandenbrinkas laimėjo Dakaro greičio ruožą ir jį pasveikino jo tėtis Martinas. Martinas Mačikas dar vienas žmogus, kuris seka savo tėčio pėdomis, bet Čekui nepasisekė šiandien, nes vienas iš tvirtinimų kabinos nutrūko ir jis turėjo šiek tiek pristabdyti, jis prarado 16 minučių šiandien. Šiandien Mačikas 7, bet 4 išlieka bendroje įskaitoje. Jaroslavas Valtras turėjo problemų su amortizatoriais, bet šiandien buvo geresnė diena jam, šiandien jis 5, tik 7 minutės praradęs greičio ruožo nugalėtojui. Jis greitas greičio ruožas. Iki šiol 3 dienas buvo sunku, šiandien buvo labai gerai. Vieną kartą tik tai pasiklydom, truputį praradom laiko, bet šiaip labai gerai. Van Kasterenas yra 3 bendroje įskaitoje, tik 22 minutės jisai atsilikinėja nuo Alešo Lopraiso. Na ir mūsiškiai, Vaidotas Paškevičius šiandien buvo 10, išvažiavo jie galų gale į greičio ruožą, susitvarkė sunkvežimį kažkaip ir, kaip sakė patys lietuviai, nebevažiuoja maksimaliai greitų tempų. Šiandien pasivijo savo komandos draugus ir važiavo kartu iki pat finišo. Nepaisant to, rezultatas visai neblogas, 10 vieta šiame greičio ruože ir 45 minučių atsilikimas nuo Januso Van Kastereno. Tikrai negazuosim 100%, kol sunkvežimis nevažiuojas pilnai kaip aš noriu. Tai kol kas dar jis tai tikrai nevažiuoja. Antras dalykas, šiandien maratoninė diena. Tai tikrai nelaužiam, kad norėjom atsivežti visus sarginius ratus sekančią dieną. Šiaip kuo mažiau pažeisti. Tai 100% tikrai nespaudėme. Ir dar komandos draugas Tomas važiuoja absoliučio įskaitai apie 11, tai šiek tiek norim pasaugoti, kad komanda užimtų gerą vietą bendroje įskaitoje. Tai tokia strategija kol kas yra, kad neperspausti, žiūrim, kaip čia sunkvežimis elgiasi, bandom išgaudyti paskutinės problemas. Ir kai jau matysim, kad galim tikrai pabandyti paspausti, pagazuoti, dar kokį vieną kitą etapą dar pabandysim suvažiuoti 100%. Bet kol kas konservatyviai laikomės, važiuojam, sekam patirtį. Kas ten vakar buvo? Tai prieš išvažiuojant į startą iš bivako nustojo dirbti kelis kartus vienas cilindras.
Prisijungus kompiuterį parodė, kad yra 2 purkštukų klaida. Kadangi purkštukai šitam variklį keičiasi nepaprastai, reikia išardyti, nuimti vėlenėlį ir taip toliau. Ten daug, ne visai mažai darbo, apie 4 valandas, 6, tai matėme, kad vis tiek vėluosim. Bendroje įskaitai esam žemai, ta prasme nekovojam tikrai dėl aukštų pozicijų, todėl buvo nuspręsta, kad geriau susitvarkyti iki galo, ten 2-3 valandos baudos taipogi nieko nelemtų jau, tai, sakykime, buvo priimtas toks sprendimas, kad geriau ramiai nuvažiuoti į Jadą bivaką, suremontuoti sunkvežimį ir toliau važiuoti būtent vėliau. Nes vis tiek pagrindinis, sakykime, mūsų tikslas dabar yra važiuoti į Empty Quarter dykumos vietą, kur daug smėlio, didelės kopos, būtent ten pasisemti patirties, kad būtų aišku, kaip įveikti didelės galingas kopas. Ar tas vakarykštis remontas pagerino situaciją su Tatros važiavimo savybėmis? Na, jau važiuojam tikrai visai geriau. Dar trūksta, manau, kokių 2-3 naktų programuotojų ir po poilsio dienos turėtumėm jau tikrai turėti 100% galią visose bėgiuose, kas leis laisviau elgtis, jaustis ir važiuoti per didelės kopas. Gražiai patuningavo šoną sunkvežimį, kas čia nutiko? Čia daug šakų labai, šitas greičio ruožas, tikėjausi, kad bus daugiau smėlio, platu visur, užsidėjom ryte naujas vėliavėlės, bet kaip matot, jų nebeliko, liko tik tais kotai. Tai jau mūsų vėliavėlio sankaupas irgi į pabaigą, tai pasiliksim vieną paskutiniai dienai, tai teks dabar pagazuoti be vėliavėlio. Ir taip, čia buvo tiesiog krūmai, siaura, biški šakos, tos šakos medžiai čia tie aštrus, spygliuoti, tai tiesiog užkabino ir nuplėšė mūsų plėvelę. Kiek vėliavėlių komplektų turėjot kiekvienam greičio ruožui po vieną komplektą? Ne, ir taip atrodė, kad jau 10 vėliavėlių atsivežėm, daug pernai turėjom 2, bet pasirodo reikia kiekvienai dienai vežtis po 2 vėliavėlės, norint, kad būtų kiekvieną dieną naujos gražios vėliavėlės, tai dėl to, sakykime, biškį pamažinom, bet kadangi jau nebetilpo ir į lagaminą. Startavote šiandien iš paties galo, ar sudėtingas su sunkvežimiu trasoje lenkti lėtesnius varžovus? Lenkti tai gal nepasakyčiau, kad čia šiandien buvo sudėtinga, bet labai išbuksuota greitėjimo zonose duobės ir taip kratė, kad atrodė visi šonkaulius suskaičiavom, tikrai ne vieną kartą, tai tas išbuksuotos duobės labai nemaloniai nuteikė. Gerai susivažiavo šiandien taip lengvai, be didelio tempo, pasivijom savo komandos draugus, tai ir kartu važiavom, tai pradžioj ten, man atrodo, kokį 100 kilometrą gal pavijom, tai kito važiavom sparčiau, dabar tai tokiu lengvesniu tempu, biški neįprasta iš tikrųjų per lėtą, bet, kažkaip saugiai, be jokių nuotykių, gedimų. Nesiplėšot? Ne, kopose matėm 2 ar 3 apsivertusius sunkvežimius, bet jie ten kažkaip blogoj trajektorijai, tai mums net nepakeliui buvo. Galvojom, gal stosim padėti, bet, kad šuo nepaliko, tai kažkaip daugiau tokių nuotykių lyg ir nebuvo. Diena trumpa? Jo, diena trumpa, techninių gedimų nėra, dabar turim čia poros valandų liktai serviso ir važiuojam į tą bivaką, tą maratoninį. Sunkvežimis techniškai tvarkingas, užteks 2 valandų? Jo, manau, užteks. Ja, kažkaip kosmetinės biški, kažkaip kaktusą biški kliūdėm, tai atsidarė mums tas kapotas šoninis vadinamas, bet šiaip tai. Vakar pakankamai jau prisiremontavo? Jo, mes asmeniškai neremontavom, bet jo komanda tai darė ten didelius pakeitimus ir panašu, kad kaip ir pasisprendė. Bent jau ką remontavo, tikrai šiandien problemų nekėlė. Tai. Labiau pavargom vakar negu šiandien. Šiandien buvo atsigavimas, galėjom normaliai grįžę į trasą atsigauti, nes geros kopos buvo šiandien, pakankamai greita trasa. Viskas nuėjusi neblogai, tai viskas kaip ir fainai šiandien. Darbas labiau susidarė iš kampų kirtimo tam, kad tikrai sumažinti atstumus. Nemažai nukirtom, tikrai. Kopose nebuvo irgi baisiai paslėptų taškų, tai irgi buvo sąlyginai paprasta.
Taigi, nelikus Kamazams, išspyrus juos iš Dakaro, sunkvežimių įskaita pasidarė tikrai labai įdomi. Alešas Lopraisas pirmauja, tik 2 minutės nuo jo atsilikinėja Martinas Van den Breikas. Trečias Janusas Van Kasterenas, 22 minutės atsilikimas. Ir Van Kasterenas pirmauja pasaulio čempionato įskaitoje. O tai Žordijų Vantenį. Neįskaitoje jie važiuoja su vandeniliu varomu sunkvežimiu ir šiandien šiek tiek plačiau apie juos papasakosime. Aquí en el Vivac hay un montón de... Čia Bivake yra labai daug skirtingų sunkvežimių ir automobilių, bet jie labai daug išmeta emisijų. Mes tikime, kad vandenilis yra ateitis automobilių sporte. Jie perrašė Dakaro istoriją, tai yra pirmasis Dakare vandeniliu varomas sunkvežimis. Šita idėja atsirado prieš 3 metus, kai Castera paskelbė, kad Dakare bus tik ekologiški dalyviai. Dakaras – fantastiška vieta testuoti naujas technologijas. Ir mes testuojamės Dakare savo vandeniliu varomą sunkvežimį. Priklausomai nuo greičio ruožo, ar tai yra smėlis, ar akmenys, mes keičiame procentus, tarkim 50% dizelino ir 50% vandenilio. Gali būti iki 80, net 90% vandenilio naudojama, jeigu greičio ruožas nelabai sudėtingas. O jeigu sudėtingas, mes naudojam daugiau dizelio. Iki kitų metų mes norim ištobulinti šią sistemą. Po to, kai FIA atšaukė naujus pakeitimus, mes važiuojame neįskaitoje, nes anot automobilių sporto federacijos jie dar nepasiruošę šiem automobiliam. Dėl to mes su organizatoriais, su ASO susitarėm, kad jie padarys naują klasę, mums tinkamą ir mums buvo leista startuoti su sąlyga, kad mes startuosim absoliučiai paskutiniai šiose lenktynėse. Dėl to mes važiuojam greičio ruože kartais labai sunkiai, kartais kelias būna visiškai sunaikintas. Kiekvieną kartą mes važiuojam ir finišuojam labai vėlai naktį, bet mums svarbiausia pasiekti finišą. Svarbiausia įrodyti, kad sunkvežimis yra patikimas ir aš esu įsitikinęs, kad mes atvažiuosim iki finišo. Dakar klasika. Toks sunkus Dakaras visiems, o klasikos dalyviams jis tik sunkesnis. Dėl to reikia labai gerai prižiūrėti savo automobilius po kiekvieno greičio ruožo. Aš kiekvieną kartą vis susipažįstu su automobiliu ir kiekvieną dieną kaip nors jį patobulinam. Aš manau, kad mes iki Dakaro finišo padarysim jį labai patikimu ir geru automobiliu. Nieko nėra paprasčiau negu pasiruošti kitai dienai. Reikia reikiamų laiku būti reikiamoje vietoje ir daryti reikiamus dalykus ir viskas bus gerai. Taigi, kiekvieną dieną Classic dalyvių laukia nauji nuotykiai.
René de Klerkas kol kas 15 bendroje įskaitoje. Belgas nori finišuoti tarp 25 dalyvių greičiausių ir jam kol kas pavyksta. Juanas Morera kol kas vis dar lyderiauja, tačiau konkurentai lipa ant kulnų. Sumažėjo jo persvara. Dakaro legendų rubrikoje papasakosim apie 1988 metus, kai Dakaro ralio organizatoriai grįžo į Tenerę dykumą po keleto mėnesių tam, kad surinktų lavonėlius. Thierry Sabinas, ralio organizatorius ir siela, sugalvojo, kad reikia surinkti žmonės ir susirinkti šiukšles iš Afrikos dykumos. Nous allons ensuite sur l'Arbous et le rocher aux Adax. Mums reikia važiuoti į Rochedą aux Dax, štai čia, po to mes pasieksime kitą greičio ruožą į centrą Tenerės, apie 200 km nuo čia. Tikslas – palikti kaip galima mažiau pėdsakų dykumoje. Kad dykuma išliktų natūrali, tokia, kokia buvo iki ralio. Ir kadangi išvežti automobilius sunku, juos tiesiog išardydavo į dalis. O tai yra organizatorių lėktuvas, paliktas po to, kai jiems teko leistis avariniu būdu į dykumą. Laimė nieks nenukentėjo, bet štai taip po pusės metų buvo surastas tas lėktuvas, užpustytas. Ir jį taip pat organizatoriai iškasė ir išgabeno iš dykumos. Taigi rytoj 8. greičio ruožas ir prisijungs prie automobilių ir motociklai Laisvydas Kancius taip pat. 346 km greičio ruožų, iš viso rytoj teks grįžti į Rijado bivaką, o tai yra 823 km. Taigi, dar viena sunki ir ilga diena prieš poilsio dieną. Ir pabaigai pasižiūrėkime Mediafono komandos nuotykius ir pasakojimą apie vieną lietuvių mechaniką. Tarp Vilniaus ir Kauno bokštų Elektrėnų bokštai stovi. Jonai, papasakok savo grožio paslaptį ryto. O, labas rytas. Čia grožio paslapties kaip ir nereikia, tiesiog jeigu atsikėlėjai, tai tu jau gražus, nes oras tikrai gaivus. Jeigu jautiesi apsnūdęs, tai visas užsimiegojimas praeina to, kol apsirengi, tai viskas labai puikiai. Jonai, kelintas Dakaras tavo? Kol kas tik antras, tai... Kaip vertini, ar gali palyginti pirmą ir antrą Dakarą, ko skiriasi? Pirmam Dakare dirbome didžiausioje komandoje, tai nepatiko. Kodėl? Dėl to, kad truputį chaosas, buvo per daug žmonių ir viskas sunkiau. Dabartiniai komandai dirbam 3 prie 1 bagio, turim savo sunkvežimį, savo palapinę, savo lovas, sprendimus priimam patys, nereikia kažko valdžios klausti nieko ir tiesiog viskas labai gerai.
puikios atostogos. Lietuvoje Dakaras išties yra populiarus ir turbūt ne vienas mechanikas svajoja būti čia. Ką tu jiems galėtum patarti? Svajokit atsargiai. Kodėl? Nėra čia taip paprasta, kaip atrodo, kaip televizija rodo. Kai rodo vairuotojus pavargusius, kartais aš labai pagalvoju, ar jie nėra labiau pavargę negu mes. Ir, žinokit, sunku. Greitas. Kopas. Trumpas. Trumpas iš tikrųjų.